Labadiena. Šiandien finansų maklerio įmonė Finhill pakalbins bendrovės Sanitas generalinį direktorių Saulių Jurgelėną dėl skelbtų veiklos rezultatų. Labadiena, ponas Sauliau. Labą. Sakykit, kaip vertinate Sanito grupės trečiojo ketvirčio rezultatus? Vertinčiau kaip daugiau mažiau tikėti. Tie rezultatai buvo tiksliau laukti, gana panašu. Iš principo gal galėjo būti šiek tiek geresni. Aišku, visą tai sakau atmetus vienkartinės išlaidos, kurios natūralu su pagrindinė veikla nesusijusios. Aišku, sakykit, o kas daugiausia lėmė stipriai išaugusias finansinės ir administracinės išlaidas? Pirmiausia, administracinės, tai kaip ir minėjau, reikėtų pakoreguoti ir atmesti vienkartinės išlaidas, kurias paturėjom būtent vieną kartą, tik tai trečią ketvirtį. O jas pakoregavus, tai jos netrodo stipriai išaugusios. Iš tiesų. O finansinės išlaidos iš principo susijusios su to, kad vasaros pradžioje mes pavertėme paskolą zlotais į paskolą eurais, vien dėl to, kad sumažinti kylančią palūkanų normą zlotais. Ir ta prasme, turėdami finansinį instrumentą tokį kaip swapą, tiesiog turim perkainuoti paskolą kiekvieną mėnesį zloto ir euro santykis. Tai per trečią ketvirtį zlotas gana ženkliai nuvažiavo žemyn, tai šiuo atveju perkainavom visą paskolą. Bet tai nereiškia, kad tai palietė nors kiek pinigų srautus. Elementoriškai tai yra paskolos perkainavimas. Aišku. Sakykit, trumpalaikės paskolos per pirmus šių metų 9 mėnesius yra išaugusios 3 kartus, lyginant su laikotarpiu prieš metus. Kas galėjo lemti tokį trumpalaikių lėšų poreikį? Na, iš principo, 3 kartus atrodo lyg ir įspūdingai, bet grynąja verte tai yra apie 20 milijonų litų, kas iš tikrųjų iš principo nėra daug. Ir jeigu pasižiūrėsite apyvartos kilimą, vien jau per 9 mėnesius mes pardavėm daugiau nei už 40 milijonų litų, o visą tai buvo susiję pirmiausia, kad finansuoti ir apyvartos didėjimą, natūraliai tai reikalingas papildomas apyvartinis kapitalas. Bet to nereikia pamiršti, kad šiuo metu pirmame pusmetyje uždarėme gamyklą Kaune senojoje vietoje ir dabar vyksta persikėlimas į naują, tai natūralu, kad reikėjo prigaminti kažkiek daugiau atsargų tam, kad užtektų produkcijos iki naujos gamybos paleidimo ir visų formalumų susitvarkymo. Be to, ta prasme, aktyvi plėtra tokiose rinkose kaip Rusija, jinai reikalauja atitinkamai irgi daugiau apyvartinio kapitalo. Aišku. Kada galime tikėtis išvysti naujo fabriko Kaune įtaką pardavimams? Na, iš principo, pats fabrikas skirtas gamybai, o ne pardavimams ir, sakyčiau, pardavimai iš principo priklauso nuo mūsų veiklos kiekvienoje iš rinkų, kuriuose mes esame. Fabrikas, kaip žinote, tik gamina produktus ir tiesioginės didelės įtakos fabrikas neturės. Kažkiek tai turės, sakykime, dėl galbūt kontraktinės gamybos papildomų pajamų, bet tiesiogiai nesusiečiau pačio fabriko ir mūsų pardavimų. Aišku, na ir pabaigai, sakykit, ko būtų galima tikėtis ateityje? Ar neplanuojate plėstis į naujas rinkas? Na, kažką tiesiai šviesiai identifikuoti būtų nelengva. Visų pirma, tai reikėtų paskelbti per kitą asmeninį įvykį apie kažkokius tai strateginius planus, bet jeigu šiaip pasidalinti bendrai tai, kas jau buvo skelbta anksčiau, tai iš tikrųjų mūsų fokusas ir išlieka centrinė ir rytų Europą ir būtent stiprinti savo pozicijas čia. Tai ateityje gali kažkiek tai prasiplėsti pati geografija, bet ne tiek, kad mūsų nėra kažkuriuose rinkose, bet tiesiog, kad mes ten įkursim savo atstovybės ir galbūt rimčiau užsiimsim vieną ar kitą rinką. O dabar ten, kur mes ėjom praeitais metais ar šiais metais, tai tiesiog dar yra pakankamai daug darbo sustiprinti pozicijas ten. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį, už paskirtą laiką. Norėtumėm Jums palinkėti sėkmės siekiant užsibrėžtų tikslų. Dėkui, sėkmės Jums. Viso geriausio. Viso geriausio. Girdėjote pokalbį su bendrovės Sanitas generaliniu direktoriumi Sauliumi Jurgelėnu.